Laisvo pobūdžio informacinė laida Lietuviai su norvegiška kava šiandien noriu pristatyti Rogalando lituanistinės mokyklos vadovę Jurgitą. Labas. Labas. Ne, galima ir laisviau, bet noriu pakalbėti apie mokyklėlę. Mes esame abi su Tomo mokytojas, visos trys esame mokytojas, bet Jurgita yra ir vadovė, nuostabi vadovė mūsų mokyklėlės. Ir tiesiog norim suteikti daugiau informacijos, kaip mums sekėsi šie mokslo metai ir ko tikėtis kitais. Perduodu žodį, Jurgita. Nesijaudink taip stipriai. Nesijaudink, taip nežinau, ko pradėti dar, kaip mums sekėsi. Kaip mums sekėsi praeitais metais? Šiais metais, o paskui gal ką mes planuojame. Taip. Kiek vaikų buvo pas mūsų mokykloje, ką mes veikiam? Tai mano nuomonė, tai mums sekėsi gan neblogai šiais metais, tikrai. Padarėm daug gražių projektų ir gražių veiklų ir manau, ir mums pačioms labai patiko, ir vaikams patiko, ir iš tėvelių gavom gerų atsiliepimų, kad viskas labai. Tikrai manau, kad mes šiais metais kažkaip gal mums pavyko taip tiesiog suvienyti gal visus kažkaip, tai mes ir kolektyvas pačios visos labai daug bendradarbiavom, draugavom, bendrai viską darėm, kūrėm. Ir tėvai, gal tėvų komitetas gal mūti, bet patys tėveliai, jeigu mes paprašėm pagalbos, tai mes visą laiką iš tėvelių sulaukiam. Tai manau, kad galim tikrai to pasidžiaugti, kad mūsų tokia mokykla gavosi, tokia šiais metais mums pavyko taip sujungti, gal suvienyti, kažkaip suvienyti, bet mes kažkaip gavosi toks tai susibendravimas, jaukumas, kad kažkaip nebuvo, kad kiekviena klasė išėjo ir nežinom, kas ten buvo klasė. Mes visos žinom, kas vyko mūsų kiekvienoje klasėje, ką mes ten darėm, kaip mums sekėsi ir mes dalinomės su tėvais ir kažkaip man atrodo, kad mums šiais metais tas labai pavyko, man atrodo. Taip, nes visa kokybė darbo prasideda nuo kolektyvo, nuo bendradarbiavimo. Taip, ir aš dar noriu pasakyti, kad aš kaip vadovė gal ten turiu kažkokių idėjų, kažką noriu padaryti, bet man be jūsų iniciatyvos ir be jūsų merginos visų mokytojų pagalbos ir tos iniciatyvos ir kad jūs priėmėte tas idėjas, ką aš ten pasiūlau ir jūs atėjus sudėti, tai mes, vienas žmogus nepadarysi, kad ir ką tu norėsi, kad ten gražių idėjų turėsi, mes kaip visos kartu kažkaip. Ir mus gal šiemet sujungė tai, kad mes turėjom pirmą kartą su Lietuvių lituanistinės mokyklos mokytojom išvažiavimą ir pasidalinimą naujom idėjom Bergene. Labai, manau, tas irgi mokytojas labai surišo, nes gavom ir praleisti laiką kartu, išeiti kažkur, pabendrauti, susipažinti galbūt artimiau ir tai mus labiau paskatino kažką pakeisti kitiem metam. Taip, ir aš galvoju, kad tas išvažiavimas, pabuvimas kartu, ne tik, kad mes mokykloje, bet mums ir po mokyklos pabūti kartu, susipažinti, geriau vieną kitą pažinti. Ir tai yra, man atrodo, labai svarbu kolektyviai ir manau, kad mes tai tikrai darysim kitais metais daugiau. Ir tokių dabar, kai buvom Bergene, tai ne tik, kad mes kartu pabuvom, bet mes pasižiūrėjom, kaip kiti tenai. Mes, tai beveik tais pat, bet to pačiu. Taip ir biškai kitaip. Ir mes kaip pasidalini tom idėjom, galvoju, kaip smagu mes tą galėtume padaryti. Jie galbūt galėtų kažkaip pas mus padaryti. Ir taip, kai dalinies, atrodo, tu darai, kaip pats darai, tai turi idėją, atrodo viskas kaip ir gerai. Bet pasižiūrė, kad ir kiti gali, kaip kiti daro. Ir tada jau dar patobulini, dar padarai geriau. Ir taip ir galvoju, tos dalintis idėjom, tai yra čia labai, labai geras dalykas. Ne tik, kad knygoje perskaitai, bet kai tu bendrauji su žmonėm, dalinies idėjom, tai kažkaip taip suvieni ir tada ir geriau gaunasi, manau. Taip. O Jurgita, ką mes kitais metais darysim, ar naujo, ar kažką mes turėsim, kokį tu apibendrinimą? O gal pradžiai papasakok apie pačią mokyklėlę. Kaip vyksta, kada prasideda mokslo metai, kokią šventę švenčiam. Tiesiog pristatyti pačią mokyklėlę tiem, kurie galbūt pradės eiti į mokyklėlę. Tai mokyklą mes pradedam paprastai rugpjūčio pabaigoje, paskutinę savaitę, bet šiemet mums, jeigu mes taip išeis, tai bus labai gražu, man tokia sentimentai nuo vaikystės išlikę. Greičiausiai mums taip išeis ta mokyklos atidarimas, rugsėjo, mokslo metų atidarimas, rugsėjo 1 dieną. Tai mums sutaps kažkaip su ta lietuviška tokia. Tai man kažkaip tokie sentimentai nuo vaikystės.
vystyti ir labai gražu ta tokia. Ir man tas, kaip mūsų lietuviai dar, iš tėvai čia aišku, kad ateina tie vaikučiai su tom gėlytėm, tom mokytom per rugsėjo 1, tai be galo. Čia užuomena tėvams. Tokie lietuviški, tos lietuviškas, nes tikrai norvegai taip nedaro, čia tas dar iš Lietuvos tas atėjo ir man galvoju, kad mums tai reikėtų, taip tiesiog tai jūs saugotės taip lietuviška, žinai. Paminėjai sekmadienį. Planuojam keisti dieną į sekmadienį. Mes galvojame, taip dėl kitų metų galvojam, galbūt mums būtų geriau pakeisti dieną į šeštadienį į sekmadienį. Galbūt nebūtų toks daugiau tos įtampos tiem tėvam, tie gimtadieniai, varžybos ir visa kita. Mes galvojam, kad galbūt mums reikėtų vis dėlto bent jau bandym pirmam pusmečiui pabandyti, ar mums geriau gali išeitų sekmadieniais. Gal to mažiau streso tėvam, gal vaikam tų varžybų gimtadienių visokių, gal taip tiesiog šeštadienį pailsti, tada jau sekmadienį vėl, nes jie sako, 5 dienas į mokyklą eina, paskui vėl šeštadienį į tą mokyklą. O jeigu jie šeštadienį ten pailsėtų, pabūtų namuose ir tas sekmadienį gal būtų taip jiems, tas gal lankomumas būtų geresnis, nors tų priežasčių čia visą laiką visiems gali atsirasti, bet galvom pabandyti tiesiog tokį, kad ne šeštadieniais kitais metais bandyti, o sekmadieniais. Kas antrą sekmadienį? Kas antrą sekmadienį. Ir galbūt prailginsim 1,5 valandos? Tai turim visokių projektų gražių kitais metais, tai galvojom, kad jau dabar šiais metais pradėjom projektą su Jore, kurie mūsų vaikučius mokins liaudies šokių ratelių visokių. Turim labai idėją ir mintį, tikrai jau užsakytos yra kanklės ir skudučiai, kad norėtum tokį padaryti kaip muzikos pamoką, kad vaikai grotų, bet šiek tiek susipažintų jie su tom kanklėm ir skudučiais ir galbūt net ne visi vaikai, kurie nori šokti, ne visi, kurie vaikai nori, bet kurie vaikai tu iš karto matai, kuris vaikams labai patinka ir kuris domina tai. Tai galbūt atrinkti tuos, kuriuos ir tokiu padaryti tokiu kaip šokių ratelį. Tas paskutinį pusmetį, pusvalandį tada palikti tiem, kuriem, jau, sakykime, paruoštų kažkokią dainelę arba kažkokį šokį, sakykime, vasario 16. Ten tų švenčių. Gal mes važiuosim į Bergeną, sakykime, gal mes pas juos į svečius, tai mes galėtume paruošti kažkokį ratelį šokti, arba kažkokią tai su kamplin kažką ten melodiją sugroti. Tai galėtume gal tavo pusvalandį palikti tokiem, gal, sakykime, ten yra labai daug visokių konkursų, piešinių konkursų, sakykime, gal tą pusvalandį ten kas nori, sakykime, dalyvauti piešinių konkursą arba eilėraščių, kai kas moka tavo vardą labai gražiai eilėraštį, galbūt eilėraštį pasiruošti, galbūt mes paskutinis pusvalandį galėtumėm tokiom veiklom. Ir tada tikrai turim mintį nupirkti kažkokiam ten šokių kolektyvų, tam ratelių lietuviškus tautinius drabužius, kad būtų padaryti tokį, žinai, labai tokią mintį turim kitais metais, kad tokio tautiškumo biškį daugiau ir kad ne tik tai mes tarp savęs, bet galbūt galėtume ir parodyti jau daugiau. Ir užsiminiai, kad šokių pamoka, muzikos pamoka, kokios dar pamokos planuojamos? Mes galvojam daryti, tai lietuvių kalba, tai vis tiek čia mūsų kaip pagrindinė, sakykime, tokia, ašis vis tiek mes tą lietuvių kalbą galvom tikrai turim turėti, kad jie ten vaikai išmoks skaityti, rašyti, tie, kas jeigu moka skaityti, tai jie tą, kaip sakant, tą kodą nulaužia ir jie lietuviškai ar norvegiškai skaityti, bet kad jie susipažintų su tom raidėm ir rašytų taisyklinį, nes aš kai dabar irgi mano vaikai yra, šiais metais buvo pirmokai, antrokai, tai jie, pavyzdžiui, žodį parašo jie tą žodį, bet jie parašo norvegiškom raidėm, tai kad tiesiog, kad jie žinotų tas lietuviškas raidės, kad žinotų tas taisyklės. Jeigu gale ilga raidė, tai uždėti tą nosinę, kad jie, kad mokėtų, žinotų ir kad nerašytų, kai raidė O, tai rašytų, atvirkščiai gal, kai rašo U, tai jie rašo tada norvegiškai tą O. Tai kad bent jau tokių dalykų, kad jie mokės ir išmoks, bent jau kad žinotų, kaip sakau, mūsų tikrai nėra mokyklos tikslas, kad jie išmoktų lietuviškai taisyklingai kalbėti, bet esmė tas, kad jie susipažintų, kad jie bendrautų lietuviškai, kad jie draugautų, kad visos, kaip aš sakau, mūsų gal daugiau mokymasis per žaidimus, per veiklas, bet tos lietuviškų tų raidžių, tų rašymų, tai mums tikrai, čia vis tiek mūsų, kaip sakau, vis tiek yra mūsų ašis. Lietuvių kalba tai yra ašis, o paskui jau viskas nuo to. Tai tą lietuvių kalbą tai tikrai paliekam, turim lietuvių mokytojų, kurie baigus lietuvių kalbą, tai
jinai užsiims ten su tais kirčiavimais, gal ne kirčiavimais, bet jis rimtesniais linksniavimais, tais visais, kada ten ką sakom, tai kaip ten jūsų linksniuoti, tai tą tikrai turėsim. Tai čia bus Regina turbūt, ne? Bus Regina ir gal duosim jai padėti. Dar padėti. Kitais metais, ką labai norime, greičiausiai taip ir bus, tai kiek dar žiūrėjau, vakar rašiau, tai galbūt ir išeis kiekvienai klasiai po 2 mokytojas. Tai bus labai. O kokios pamokėlės kitais metais? Tai pirma, ta lietuvių kalba tą palieka, tada yra drama. Drama bus visokie loginiai žaidimai, bendravimas, daugiausia bus bendravimo, kad vienas su kitu, kaip vienas kitą supranta, tokie tarpusavio judesy žaidimai ir be abejonės kalėdinis renginys, galbūt dar kokie nors spektakliukai, tai turėtų irgi patikti ir vyresniems, ir mažiukams. Tai aš būsiu mokytoja dramos ir dar bus su manimi irgi kolegė. Taip, dabar paskui darbeliai, ką mes irgi labai matom, kad vaikam labai, jeigu mes sėdės klasėje, tik tai rašys ir skaitys ir tenai tik tai jiem tikrai jie eina į tą mokyklą 5 dienas ir paskui jiem per daug. Tai mes vis tiek to rašys skaityti, mes vis tiek čia mes skaitysim, rašysim, nes dar ką noriu pasakyti, mes turim laikytis tą integruotos lituanistinės programos, kur yra mūsų. Ir mums tenai pagal ten sunku iš tikrųjų laikytis jos pagal dėl to, kad mes esam dvikalbiai, čia taip ir taip, bet mums vis tiek yra kažkokie tai reikalavimai, ko mes turim laikytis. Ir tos mums lietuvių, tos kalbos, tai bet kokiu atveju tai mes turim. Tai gerai, tai paskui, taip va, ką norėjau pasakyti, kai jie rašo skaito, jiems tai būtina reikia kažkokių veiklų. Tai va drama, Toma bus atsakinga už darbelius. Darbelius, dailę. Galbūt bus kažkokiu konkursuose padalyvausim su vaikais. Gal mes ten kažką, gal kažką mes ten virsim, kepsim, gal mes ten kažką, ne, kiaušinienę darysim, šaltibarščius kaposim. Kokia ten mūsų sistemas vis tiek išliks, nes tai mūsų reikalauja integruota lituanistinė ta programa, kokiam ten temą mes ką turim tenai padaryti. Tai mes tų temų vis tiek kažkiek laikysimės, kažkiek savo įterpsim, ir va, ir kai galvom, tai va ta darbelė bus tokia kaip veikla, tai bus ten ir piešimas, dalyvavimas konkursai ir kažką ten gaminsim kažką, gal kažką, sakau, kepsim kažką, tai kas yra pagal temą, tai manau, tai vaikam tikrai to reikia, jiems labai patinka ir toksai, tai bus. Muzika, matau, yra. Muzika, šokiai jau kalbėjom. Muzika, šokiai tai jau kalbėjom. Ir dar viena pamoka bus toksai, kaip gamtos pažinimas. Tai ta gamtos pažinimas. Pasaulio pažinimas truputį. Čia gal pasaulio pažinimas daugiau. Tai bus tada bus istorija. Istorija su gamta bus. Tai va galvom apie Lietuvos istoriją. Ir apie to pačio. Apie augalus, gamtą, tradicijas, apie viską. Tai tokios mūsų pamokas. Bet ką noriu pasakyti, kad mes dabar turėjom šiais metais 6 klases, tai mes tas 6 klases ir išlaikysim. Tas 6 mūsų atsakingos mokytojos mes ir būsim už tas. Toliau tęsim tas pačias klases. Toliau tęsim tas klases, kad nes pernai mums buvo toksai biški. Auginsim savo vaikus. Auginsim iki didelių. Tai mums pernai buvo biški toksai mes, toksai kaip ir sumaištis tokia gavosi, bet, pirmi metai, kaip sakau, daug naujų mokytojų buvo. Pasimokiniai, pažiūrėjai, kas gavos, gal ne taip, darom kitais metais geriau. Nesakom, kad čia taip ir yra ir viskas. Tai mes tikrai pamatėm, kad buvo šiek tokia sumaištis, bet, tai pataisysim, taip sakant. Tai mes išlaikysim tas, nes ir tėvelio pageidavimas, ir tėvai, ir vaikai labai nori klausia, ar tu kitais metais būsi mano mokytoja. Sakau, būsiu. Tai mes tikrai stengsimės išlaikyti, tai tas pamokos visą laiką prasidės savo klasėse. Mes mokytos jos pasitiksim ir mes mokytos jos išlydėsim. Mes būsim kaip kontaktiniai tokie mūsų klasės auklėtojos. Tik tiek, kad jie įsimesti kažkokias veiklas. Sakykime, aš jeigu būsiu atsakinga pasitinku juos ir mes ten turim pusvalandį, sakykime, tai temai. Tai, mes su vaikais pakalbėsim, pašnekėsim, kaip sekėsi apie tą temą ir tada mes einam į tas veiklas. Tai tikrai nebus taip, kad jau mes visą laiką tas 3 valandas būsim kartu, bet mes pasitiksim, turėsim kažkokią pamoką vis tiek, tai iš tų pamokų kažkokius susitiksim ir išlydėsim tos vaikus. Ir tėvai tikrai, kaip kontaktuos, tada turės jau su tuo
savo klasėje. O planas yra toks, kad vaikam nenusibostų sėdėti vienoje klasėje. Ir kad girdėtų kitaip kalbančias, mes visos skirtingai kalbam. Ir kad geriau pažintume kitus, ir mokytus, ir viskas, ir gal va tas toksai veikla, kad, bandysim, čia aišku, čia mūsų bandomasis projektas, bet, bandysim ir manau, kad mes tikim to, kad dėl ko mes iš tikrųjų pradėjome visą šitą tokią. Matau, kad matom, kad mes, pavyzdžiui, kiekvienoje esam kažkuriam dalyke esame entuziastingos. Jo, labiau, geriau mokam, nei sakykim, ką man tas labai geriau sakasi, o kitas, tai aš padarau, nes tai kaip aš, čia tiesiog padarau ir nes reikia. Bet tai ir pagalvom, kad mes galbūt galim daryti kiekvieną tai, ką geriausia moka, ir kai tu darai tai, ką geriausia moka, kas tau geriausiai išeina, tai geriausiai, gerai tada ir visiems, ir tu pats geriau jautiesi, ir tada vaikams geriau, ir tada visiems geriau. Tai mes taip ir pagalvojom, kad geriausiai, gal geriau tiesiog daryti tai, ką tu geriausiai moki, ir tada geriausiai. Jurgita, o kitais metais bus pirmenybė mūsų vaikam, kurie lankė mokyklą, taip? Aš ir dabar vakar mama vieną parašė, jos mergaitė, 3,5, tai čia rudenį daugiau, ir sakau, mes bandysim priimti visus, nes iš tikrųjų, kadangi klasėse bus po 2 mokytos, tai galvoju, jeigu ta klasė bus ir didesnė, nebus mums tokia problema, kaip, sakykime, nes jeigu esi viena klasė mokyt, tai 12 vaikų, daug faktiškai, jeigu mes dviesi, tai gal galėsime 15 paimti ir 16, nes vis tiek kad visi ateitų, tai būtent Nuo kokio amžiaus? Mūsų iš tikrųjų mes rašom nuo 4 metų. Bet mes žiūrėsim, jeigu sakykime, tų 4 metų, jeigu ta mūsų mažiukų to klasė nėra didelė, tai gal galėsim jau priimti tų, kurie dar nėra visai 4. Tai mes žiūrėsim pagal tai, kiek prisiregistruos, bet stengsime priimti visus. Mūsų tikslas yra, kad mes išlaikytum tą tokį lietuvių židinį, kaip sakau, kultūros židinį, ir kad daryti taip, kaip mums geriausiai išeina, kad mes, kaip čia pasakyti, kad mūsų, ne tik kad mes, bet ir tėvai ir visi čia lietuviai gyventojai suprastų, kad tai yra, kad mes saugome tradicijas Lietuvos, kad mes esam čia kaip kultūros Lietuvos saugotai, kad ta prasme, kad kokia yra prasmė visos tos mokyklos, kad vaikai kalbėtų lietuviškai, kad jie pažįstų tradicijų, kad jiem prabustų tas, kad jie suprastų, kad jie yra lietuvių, tas tautiškumo puoselėjimas, tam kalba mūsų, tai yra prasmė. O čia ar mūsų daug, ar bus kiekvienais metais daugiau ar mažiau, man atrodo, kad Ir labai svarbu šventės. Mes tikrai stengiame švęsti visas tas lietuviškas šventės. Tradicijas puoselėti, dabar su lietuvių šokiai, tas liaudies mūsų instrumentai bus, man atrodo, tai tas mūsų esmė, ar mūsų daug, ar mažai. Man atrodo, mes darom viską, kiek įmanoma iš savęs, kiek įmanoma, kiek mokam ir kiek galim iš širdies. O ar čia mūsų bus daugiau ar mažiau? Aišku, labai smagu, kai mūsų daug, kai ten sustoja visi, taip atrodo net širdė, kažkaip, kad mūsų lietuvių čia tiek daug, Norvegijoje, taip, ir visi kažkaip kartu, kažkaip visiems svarbu ta mokykla. Tai galvoju, man tas gal, paskleisti tą žinią, kad mes tas lietuvybės, kad mes čia toks lietuvių židinys, kad mes čia puoselėm tradiciją, kad mes norim to, kad mums tas svarbu. Tai man atrodo, kad. Ir kada mes kviečiame registruotis į mokyklą? Tai dabar galvom, taip turbūt vis dėlto išeina, kad mūsų mokslo metų atidarimas yra rugsėjo 1. Tai galvom taip, rugpjūčio viduryje, gal net 2 savaitę, taip. Nes vis tiek dar 1 savaitę, man atrodo, rugpjūčio dar vis tiek mažiau atostogauja. Paskui vaikai pradeda grįžinėti iš atostogų ir man atrodo, kilinta ten išeina ta diena, bet man atrodo, kokią 2 rugpjūčio savaitę. Tai maždaug 3 savaitės, galim taip sakyti, 3 savaitės prieš mokslo metus paskelbsim tą registraciją ir tada gausiu jau pranešimą, kad. Ir kokia kaina yra mokyklėlės? Mokyklėlės, taip, čia bendrai sutarus tėvų komitetui, mokyklėlės kaina yra 120 kronų už vieną kartą. Mes taip, pagal mūsų tą integruotą lituanistę programą, mes turime tiek valandų, sakykime, mokinti. Ir tai išeina, kad mums išeina 10 kartų į pusmetį. Tai 10 kartų išeis į 1 pusmetį ir 10 kartų 2 pusmetį. Ir tai išeina 120 kronų už vieną kartą, tai maždaug apie 1200. O jeigu šeimoje yra 2-3 vaikai?
Tai jo, tai mes jau pernai padarėm tokią, jau sutarėm su tėvų komitetu, kad yra moka mažiau tada, jeigu 2 mokam. Dabar nepasakysiu, kiek jie tenai, bet jie moka mažiau 2, jeigu 3, tai moka dar mažiau, nemoka pilnos kainos. Dar noriu. Nu va, ir pabaigai. Pabaigai aš kažkaip, aš kai buvau, mes ir kitais metais, dabar mes su Ugne važiuosim, Ugne ir Regina mes važiuosim už porą savaičių į Draugystės tiltą. Draugystės tiltas yra lituanistinių mokyklų kaip stovykla. Sąskrydis stovykla iš Europos lituanistinių mokyklų, tokia kaip stovykla. Ir ten visokios veiklos, susipažinimai, pasidalinimai. Tai mes šiemet važiuojam 3, gal kitais metais daugiau važiuosim, nes šiemet dainų šventė čia mūsų atostogos ir labai tai kažkaip greitai čia paskelbė. Tai mes 3 šiemet važiuosim, bet gal kitais metais važiuosim daugiau į tą Draugystės tiltą. Bet aš jums pasakoju, ir aš kai buvau rudenį, aš buvau Londone ir lankiau irgi lituanistinę mokyklą, o paskui buvo ten man kas Jungtinėje karalystėje arba nenoriu sakyti Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje, jie turi bent be galo daug ten tų lituanistinių mokyklų, 160 man atrodo viso, ir jie kartą per metus daro tokį Susitikimą tų visų mokyklų, sukviečia į ambasadą, pasikviečia ten visokių svečių, visokių ten kursų, ten šiemet buvo apie muziką, dramą, piešimai, ten visokios interaktyvios veiklos, vadomas buvo kaip su finansais atsiskaityti, kaip ten su visokių tokių veiklų. Ir ten, bet pati, man kažkaip sakau, tų kursų ten būna visokių, bet kartais iš tų kursų tik vieną sakinį kažkaip atsimeni Ir tai va, pati pradžia ten viso to susitikimo prasidėjo nuo tokios istorijos pamokos ir pamoka buvo apie Basanavičių. Jonas Basanavičius yra mūsų, nenoriu pasakyti, bet jis yra Lietuvos tarybos, kurie pasirašė tą Lietuvos nepriklausomybės aktą vasario 16, jisai buvo pirmininkas. Bet jisai, ką jisai, tas žmogus, aš nepasakysiu to istoriko pavardę, bet kame yra esmė, kad tas Jonas Basanavičius užaugo mažam Suvalkijos kaime, jisai turėjo 2 lietuvių kalbos pamokas į savaitę, nes tuo metu buvo tenai rusinė, lietuvių kalbų uždrausta, ten visi kalbėjo lenkiškai, rusiškai, jisai išvažiavo mokintis į Maskvą. Visi daug, kad tenai tuo laiku Maskva, Sankt Peterburgas buvo tie miestai, kurie važiavo žmonės mokinti. Bet, o paskui jisai baigė tą savo mokslus, išvažiavo į Bulgariją, dirbo daug metų Bulgarijoje, bet grįžęs į Lietuvą, jisai padarė tokia reikšmė jau buvo Lietuvai, kad ir iš tų signatarų, 20 signatarų buvo 17, kurie mokinosi ir dirbo užsienį. Tai man kažkaip tai galvoju, jisai sakė, jūs auginate Basanavičius, ir sako, jūs negalvokit, kad jūs čia piešia, rašo, dainuoti, kad čia nėra esmės. Jūs, jeigu mes mūsų iš tikrųjų šitos mokyklos visos esmė, įskiepyti tą lietuviškumą, kad nesvarbu, kur tu gyveni, ar tu Norvegijoje, ar tu Anglijoje, jeigu tu jautiesi lietuviu ir tu didžiuosi, tai tu nežinai, ką tas vaikas ateityje gali padaryti dėl Lietuvos. Tai man atrodo, pagalvokit, kad mūsų, kaip gali būti, kokia prasmė visos mūsų šitos mokyklos, kad kiek gali toli nueiti, kiek gali daug tie vaikučiai mūsų padaryti, ko mes tiesiog negalim tikėti. Tai va. Kviečiam visus registruotis į mokyklėlę. Ir jūs labai laukiami. Taip. Thank you.